Pasiklausykite skaitinio iš pradžios knygos 34 skyrius nuo 1 iki 12 eilutės. Lėjos duktė Dina, kurią ji buvo pagimdžiusi Jokūbui, nuėjo aplankyti kai kurių krašto moterų. Šalies vado Hamoro Hivio sūnus Sichemas pamatė ją, pasigrobė ir jėga privertė su juo gulėti. Jis lipte prilipo prie Jokūbo dukters Dinos, įsimylėjo mergaitę ir stengėsi laimėti jos širdį. Sichemas prašė ir savo tėvo Hamoro: gauk tą mergaitę man žmona. Jokūbas išgirdo, kad Sichemas išniekino jo dukterį Diną, bet jo sūnus buvo laukuose su galvijais, todėl jis tylėjo, kol jie sugrįžo. Sichemo tėvas Hamoras atėjo pas Jokūbą pasikalbėti, kaip tik tuo metu, kaip jo sūnus parėjo iš laukų. Išgirdę, kas buvo atsitikę, vyrai buvo pritrenkti ir degė pykčiu, nes Sichemas, gulėdamas su Jokūbo dukterimi, buvo padaręs gėdą Izraeliui. Tokio dalyko pakęsti negalima. O Hamoras kalbėjo su jais sakydamas: mano sūnus Sichemas visa širdimi trokšta jūsų dukters, duokite ją jam žmoną. Giminiuokite su mumis, duokite mums savo dukteris, imkite mūsų dukteris, įsikurkite tarp mūsų ir kraštas bus jums atviras, gyvenkite laisvai, kilnokitės, įsigykite jame nuosavybę. Tada pats Sichemas jos tėvui ir broliams sakė: leiskite man rasti malonę jūsų akise, aš mokėsiu, ko tik iš manęs pareikalausite. Reikalaukite iš manęs vedybų, kraičių ir dovanų, kokių tik norite, mokėsiu, ko tik iš manęs reikalausite, tik duokite man mergaitę žmona. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventos Dvasios bendrystė te esie su mumis visais. Amen. Kągi, antrąjį Advento sekmadienį mes skaitome pradžios knygos 34 skyrių ir tas skyrius prasideda istorija Lėjos dukters Dinos istorija, kuri iš tiesų yra daugiau istorija apie įvykį, labai negražų ir baisų įvykį, kuomet Dina iš tiesų čia rašo gulėjo su ja, kiti vertimai gali ir aštriau parašyti, iš tiesų ją išprievartavo. Tai yra seksualinis nusikaltimas, ir kuris čia Biblijoje aprašytas yra galbūt pirmas nusikaltimas, kurį mes žinome žmonijoje, kurie pasiekia mus per žodį, ir yra baisus dalykas, kaip čia rašo, iš tiesų didelė gėda tiems namams ir nelaimė, ir tai įsuka į santykius, labai rimtus santykius visų pusių, ką mes šiandien matome ir šventajame rašte, kokie tie santykiai ir kaip jie išsivystys. Neužtenka vieno pamokslo, reikės ir kitą, tęsime tą istoriją toliau kitą, viliuosi, sekmadienį. Taigi, praeitą sekmadienį Advento pirmąjį girdėti pranašo Izaijo žodžius, kuomet kalbėjome apie tą gerą žinią, bet yra taip pat, ta gera žinia nebus gera, jeigu nebus jinai tame kontekste, blogame kontekste. Tai yra, parodo mūsų žmonių tą realybę, kurioje mes gyvename. Ir dėja, ta realybė nepasikeitė per tuos 2000 metų, kai pradėjau ruošti šitam savaitės pradžioje tekstui, pamokslui. Iš karto užkliuvau už akių Facebook'e irgi, ten toks užsiminimas, kad iš tikrųjų tie nusikaltimai vyksta, konkrečiai čia buvo Italijoje nusikaltimas, kada irgi jaunuoliai, ten konkrečiai buvo emigrantai. Ir taip toliau, bet čia yra esmė tame, kad niekas nepasikeitė. Praėjo tiek tūkstančių metų ir vis tiek, kad ir Europoje, tarkim, mes gyvename gan saugiai, įstatymai, auklėjimas, vis tiek tie nusikaltimai vyksta ir
bandoma kartais pasakyti, atvyksta migrantai iš kitų šalių, tai jie daro tos nusikaltimus, kitaip auklėti, bet žiniomis, jeigu tikėti tą statistiką, jų nusikaltimai, pusė jų yra tik tai migrantų, kita pusė yra taigi vietinių žmonių, ar ne? Tai, bet kokiu atveju, tas baisus nusikaltimas nuodėmė eina ir čia konkrečiai yra būtent seksualinis nusikaltimas, kada buvo užpulta, priversta moteris sueiti į santykius su vyru. Ką mes matome šiandieną tame tekste? Pirma, tai iš tikrųjų Biblijoje nėra daug kalbama apie dukras. Jeigu mes sakysime Lėjos, žinome, kad Lėjos dukra, šiaip paprastai kalbama, paminimi vyrai. Ir Dina, kaip viena iš dukterų, mes nežinau iš viso, kiek turėjo vaikų, tik vyrai suskaičiuojami. Aišku, apie tai nesiplėsiu, kodėl tai buvo, bet esmė tame, kad Dina taip papuola į švento rašto istoriją ir mes ją matome kaip kenčiančią, nukentėjusią, tačiau irgi tekstas daugiau nerašo apie ją, kokios jos buvo pergyvenimo. Gal iš tikrųjų po to jinai pamatė mes galim tik spėlioti tą jaunuolį ir gal visai jis ir neblogas ir kaip matome šio teksto pabaigoje jis viską atiduotų, jis pasiryžęs yra, iš tikrųjų taip stipriai jis ją įsimylėjo. Bet iš kitos pusės, ar gali žmogus patyręs prievartą iš tikrųjų įsimylėti ir sakyti, čia viskas gerai. Taigi mes čia tik tai galime spekuliuoti, bet ką rašo toliau šventasis raštas, kad taip jinai eina bendrauti, jie įsikūrė, jau matomai gyvena kurį laiką, Jokūbas sugrįžo į savo tėviškę, gyvena tarp kitų tautų ir jie įsikūrė matomai, kad jau yra ryšiai, pažįsta, kaiminystė ir kad Dina išeina, tarkim, be apsaugos, laisvai jautėsi saugiai. Taigi iš tikrųjų mes iš tos istorijos matome pirmiausiai, kad Abraomo, Izaoko ir Jokūbas vaikas ir jo giminė gyvena ramiai, Kanane gyvena ramiai. Ir štai įvyksta tas dalykas, kad Hamoro Hivio sūnus Sichemas pamato ir panaudoja prievartą. Čia kartais, kaip skaitau tas eilutes, man primena iš mūsų šių laikų gyvenimų, kada, sakysim, aukštas geras pareigas užimančių tėvų, vaikai, žinau, rusų kalbai mažorai, sau leidžia daugiau negu, sakysim, gyventų normaliai, paprastoj šeimoje vaikai ir užmiršta ribas. Mes turime net ir Biržų istorijoje, žinau, tokių dalykų, kuomet, tarkim, ten ar tėvas ar mama užėmė aukštas pareigas, o vaikai, ypač tais laikais, kada čia buvo virsmas, ar ne, kada buvo pasileidę ir iš tikrųjų nuėjo blogais keliais ir baigė blogai. Jų gyvenimai pasibaigė per anksti, nuskriaudė daug žmonių ir tai yra tam tikrą prasme tėveliai už vaikus apgina juos, pateisina ir taip toliau. Ir čia matome tą istoriją. Tas ateina ir sako, tėtė, aš labai ją myliu, noriu ją imti žmoną. Ir kągi, jis iš tikrųjų tėvas eina tartis su nuskriaustosios dukters tėvu. Eina tartis. Gal kaip nors čia dabar išsuksim, tą vaikelį vėl bando išsukti iš nusikaltimo. Tai ir mes matome, Jokūbas išmintingai tyli, tarsi palaukia, apmąsto ir laukia, iš tikrųjų grįžta broliai laukuose. Jau matome, kad taip pat yra suaugę, jau jie dirba, jie yra. Ir aišku, dar priminsiu, kas nežino, kad iš tikrųjų Jokūbas turi dvi žmonas, Lėją ir Rachelę. Ir iš Lėjos gimė sūnus, būtent Levis ir Simeonas. Yra tie pagrindiniai vyresnieji sūnus, kurie ateina, grįžta iš tų laukų ir jie dega pykčiu. Čia parodo, kad iš tikrųjų jie įtraukti į tą procesą, ar ne? Tai palietė vieną iš mūsų šeimos, mūsų sesę. Tai yra mūsų bėda ir mūsų gėda. Ar ne? Kad gėda dėl ko gėda klausimas yra? Neapgynėm. Mes neapgynėm. Ta gėda dega to, kad iš tikrųjų vyro pareiga yra apginti, sudaryti saugias sąlygas. Vėl galime spekuliuoti galbūt dėl to, kad mes ją vieną išleidėm,
neprižiūrėjom, neapsaugojom jos, nenumatėm ir taip toliau, taip toliau. Čia irgi spekulacijos, bet iš esmės yra gėda, jiems yra gėda. Yra jie pažeminti, jie paliesti, jie negalėjo apsiginti sesers asmenyje. Tai vat jie dega pykčiu, pyktis juos apakino. Kitą pamokslą mes kitą sekmadienį klausysimės tolimesnės istorijos. Taigi, bet čia matome, Sichemas prašo, tai vat, kad kaip nors susitarti reikia ir kažkaip išspręsti tą reikalą. Aišku, Abraomas laukia ir tas laukimas iš bėdos akivaizdoje neskubėti daryti, va čia mums tas daryti išvadų, nedaryti, reikia apmastyti. Rimti dalykai, čia yra labai rimtas dalykas, nedaryti nieko paskubomis. Žinoma, kaip Naujojo testamento žmonės mes žinome, toliau Naujajam testamente matome įspėjimų, kaip pavyzdžiui, apaštalas Povilas sako, nekeršykite patys, mylimieji, palikite tai Dievo rūstybei, juk parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu, sako Viešpats. Jokūbui buvo ko susimastyti, Dievas ją saugojo visada. Jį saugojo, jo šeimą, jis išėjo iš Labano namų, per dykumas ėjo su broliu, kurio buvo susipykęs, susitiko, susitaikė. Dievas lydėjo ją apsauga. Kas nutiko? O čia yra tas momentas, kad vis tik smogia. Kaip ir bebūtų Dievas, kaip mus saugotų, mes dėkojam Dievui už jo malonę, kad nėra mums jokių bėdų, bet mes žinom, vis tiek kažkas atsitikti turi įvykti. Tai mes turim tam būti pasiruošę, neskubėti. Ir Dievas mokina savo žodėje, nekeršyk pats, neskubėk, paleisti, daryti teisingumo. Dar daugiau Jėzaus žodžiai Evangelijoje pagal Matą 5 skyriuje skaitome, būtent kaip žmogus turi save stebėti Dievo akivaizdoje. Sako, jeigu eini pas Dievą, neši prie aukuro, dovaną, aukojimą. Ir jeigu tavo brolis turi ką prieš tave, palik savo atnašą ir eik susitaikyk su broliu, kad jeigu kartais jis nesikreiptų į teismą ir tavęs neįmestų į kalėjimą. Kitaip tariant, Jėzus irgi perspėja, stebėkite save. Žiūrint šiandienos istoriją, iš tikrųjų, ar tas valdovas to krašto, turėdamas savo sūnų, iš tikrųjų prižiūrėjo tą sūnų. Vadinasi, jis praleido, jeigu jo sūnus tai padarė, vadinasi, jis jau praleido progą auginti, auklėti savo sūnų dorai. Kitas dalykas yra, kad mums taip pat yra tas pamokymas šiandien, kad yra viena pusė ir kita pusė. Bet iš tikrųjų yra tie patys žmonės. Ir kaip pamatome, sako, kodėl žmonės kariauja, kodėl žmonės pykstasi. Tas pats žmogus. Todėl, kad klaidos yra. Todėl, kad yra neįvertinamas situacijos. Ir paskui ta klaida turi pasiekmes, ką matysim kitą sekmadienį, jeigu tokia Viešpaties valia, žiaurios pasiekmes. Ir galim sakyti, niekas nenorėjo. Bet štai vienas jaunuolis apako ir pridarė. Bet Dievas mus perspėja. Ta istorija yra ne šiaip parašyta tam, kad mus kiekvieną įspėtų. Pirma, žiūrėkime savo vaikus. Auklėkime. Duokime patirti jiems jų darbų pasiekmes. Ir kaip yra parašyta šventam rašte, būk ištikimas mažose dalykuose, aš tau dovanosiu didelius. O čia yra tas pozityvas, ar ne? Leisk jam suklysti darant mažą dalyką, jis pats mokysis ir augs. Galės eiti prie didesnių dalykų. Bet paimkime ir atvirkščiai, iš tikrųjų mokėk, pastebėk jo klaidas, perspėk, kada dar mažas yra, maži dalykai. Šventam rašte yra parašyta, patarlių knygoje ne vienoje vietoje, sako, tėvas, kuris gaili savo sūnų rykštės, trokšta jo pražūties. Gal iš tikrųjų Sichemui reikėjo rykštės tėvo savo laiku, kad jis iki to nedaitų. Tai va čia yra momentas, kad nepraleisti pro akis, mums patikėta daug, mums tėvams, vaikai patikėti, mums kiekvienam darbė, sakysim, mokytojai, vaikai, kas turi žmonių, dirba su žmonėmis, tą tikrai žino, visi mes dirbam su žmonėmis ir turim tą atsakomybę. Galų gale bažnyčioje mes turim tą krikščionišką atsakomybę ir discipliną, kuri yra vienas iš sveikos bažnyčios bruožų. Kuomet yra skelbiamas Dievo žodis, tai yra mokama pagal Bibliją, tai yra
nepridedant, netimant iš jos. Bet antras dalykas yra prižiūrima drausmė, krikščioniška drausmė. Tai va čia yra mūsų viena rykštė, sakysim, bažnyčių, kad mes dar žodį gal pajėgiam skelbti, bet drausmę prižiūrėti, žinot, sunku, nes prižiūrint drausmę eisi tarsi į konfliktą su kitu žmogumu. Tu turi mokėti, kaip tai pasakyti. Ir už tai bažnyčia yra tas nustatyta tvarka, kaip atlikti tą bažnytinę discipliną. Kas turi atlikti, kaip atlikti. Čia atskira pamokslo tema, bet labai aiškiai pasakyta, paties viešpaties sako, jeigu tavo brolis nusideda tau, matai jo nuodėmes, pirmiausia, perspėk jį prie 4 akių, jo ir mano. Kitas dalykas yra pasikalbėjimas. Aš matau, kad yra negerai. Ir be abejo, mums duotas Dievo žodis sakyti, aš matau ne dėl to, kad man taip atrodo, bet aš matau, kad taip Dievas kalba ir tu, mielas broli, mielas sesė, man rūpi, aš myliu tave. Ir aš tau sakau, negerai darai, blogai baigsis tau ir man. Eime praeitą sekmadienį prie viešpaties vakarienės ir ten skaitėme katekizmo žodžius. Jis sako, ar gali prie viešpaties vakarienės būti prileidžiami žmonės, kurie nedorai gyvena, ne pagal Biblijos mokymą ir mokina. Ne. Kodėl? Nesakysim, tai eina, Dievas jį taip nubaus. Ne. Surinkimą arba bažnyčiai duota priežiūros pareiga. Kad kartais, jeigu mes neprižiūrime, Dievo rūstybė puls visam surinkimui, visai bažnyčiai. Čia yra tikrai ta bažnytinė drausmė yra labai sunkus ir atsakingas darbas, kurį mes apleidžiame ir stengiamės per laiką tą taisyti. Be abejo, kas pirmiausia atsakingi yra? Taip, ganytojai, kunigai, bažnyčios vyresnieji, bet ta atsakomybė eina iki eilinio parapiečio. Ir va šitą mes turim mokytis, kaip prižiūrėti, nes pasekmes matome čia, prieėjo prie baisios pasekmės. Ir ji turės įtakos daugeliu žmonių, labai nemalonios, blogos įtakos. Taigi, kitas dalykas, ką šiandien dar matome, kad Hamoras atėjo kaip kaltoji pusė, iš tikrųjų pripažįsta, įvyko taip, viskas tarsi derybos ir tas pyktis yra. Bet ko mes nematome šitoje dalykoje? Meldžia malonės pats Sichemas, sako, ar rasiu jūsų akise malonę, aš viską atmokėsiu toliau, bet žinot, ko trūksta? Ko trūksta Sichemo asmenį? Jis nesigaili. Jis teisus. Jis tai padarė, nes labai mylėjo ją. Suprantat? Jis toliau teisus. Nėra atgailos parodyti. Kad aš blogai padariau, bauskit mane, neprisiimu kaltę. Ta pirmas dalykas yra įvertimas. Ne, jisai nori atsipirkti dovanomis. O čia yra išlepintas sunaitėlio ar ne pozicija. At atsiminti, taip, jeigu jis ateitų kelias, sakytų, nusikaltam, bauskit mane ar ne. Ne, to nėra. Duosiu viską, ką reikia, ar ne, išsipirksiu. Ne, nėra. Tai vat nėra atgailos. Atgaila yra susideda iš 2 dalykų. Pirmas yra, aš pripažįstu, kad pažeidžiau Dievo mokymą, įstatymą, šiuo atveju jėga prievarta šią mergaitę. Jis privertė su juo gulėti arba santykiauti. Ir antras dalykas yra, kad jis nori išsipirkti. Taip, jis nori, aš atsimenu, būdavo ir mano laikais dar, kad net iš kariuomenės parvažiuodavo. Bet tai nebuvo išprievartavimai. Iškviesdavo iš kariuomenės, kad suženyti. Tipo jau mergaitė neščia ir kareivis gauna iškvietimą ir kariuomenė išleisdavo. Važiuodavo, vestuvės įvykdavo, grįždavo vėl į kariuomenę. Tai būdavo, čia dar buvo ta senovė, kada žmonės žiūrėjo, turi tvarkingai būti. Bet ten nebuvo išprievartavimai. Ten buvo, tarkim, abiejų pusių sutikimų, bet tvarka turi būti. Šiandien vėl galim sakyti, visuomenė taip nuėjo, kad tos tvarkos visai nėra. Kada mes pradedame mokinti, kad seksualiniai santykiai iš tikrųjų turi būti tvarkingi. Dievas jos davė mums, jis palaimino jais mums. Ir mes esam skirtingi, ar ne, vyrai ir moteris. Bet yra tvarka, Dievo nustatyta tvarka. Pirmiau turim sutarti, prisimti atsakomybės. Ir paskui esame laisvi
džiaugtis tuo, ką Dievas mums dovanoja. Ir kada pasakome, kad žinot, aš ne vieną jau atvejį mačiau, ne mūsų čia parapijoje, kitose parapijos patirties yra, kada dvasininkas ar kas iš vyresniųjų perspėja, sako, negerai vaikinė darai, arba mergaitė. Jūs jau esate kartu, nesusituokę, gyvenat vienam bute. Tai va, gyvenat ne kaip brolis su sesė greičiausiai. Tai va, čia yra momentas, nustatykit santykius iš karto. Tai yra sudėtinga priimti atsakomybę iš karto. Bet gaunasi atvirkščiai. Aišku, tik tai šiais laikais tada vėl įvyksta visokių dalykų, paskui pykčiai, kaltės ir tai žmonių visuomenė taip sunkėja to, bet tas rūstybė Dievo, arba, kaip sakyti, tas pasekmes ateis žymiai vėliau. Tai va, šiandien mums Biblija mokina tokių labai aštrių įvykių, gyvenimo įvykių, faktų, kad iš tiesų mes turime atsakomybę, meilės atsakomybę savo artimui, tai brolių ir sesė Kristuje. Pradėsime nuo pagrindo. Bažnyčia yra Kristaus surinkimas, tas pagrindas žmonės, su kuriuo dirba Kristus, ar ne pagrindas yra uola Kristus. Čia reikia sakyti, jis dedamas yra ant Kristaus uolos. Bet ta masė yra, kaip sakyti, kiekvienas mes esame individai, avelės. Ir Dievas mums deleguoja, sako, prižiūrėkit vieni kitus, mylėkite. Įtraukia į savo darbą. Ir rūpinkitės, kaip jūs elgiatės ir perspėk, kol dar laikas yra. Tuo labiau tėvams, ar ne? Juk irgi parašyta, tėvystė yra iš Dievo, kiekviena tėvystė yra iš Dievo. Pareiga duota. Sunkia atsakomybė, turim prižiūrėti vaikus. Nes patys buvom vaikai ir mus prižiūrėjo, ačiū Dievui, gyvenom. Tai va, ir pasiekėm tokį lygį, kad galim patys būti tėvais. Tai va, čia vienas dalykas yra, kita pusė yra, kad neskubėti, jeigu kas atsitiko, mums neteisybė, mūsų žmonių atžvilgiu neteisybė, atsiminkim, Dievas yra teisėjas. Neskubėti daryti keršto ar taip toliau patikėti, protingai spręsti šitą reikalą. Ir ne karštą galvą, kaip pasakytų. Vėlgi, pagal Dievo mokymą, aišku, mes turime valstybę, turim teismų sistemą, ar ne, pas mus nėra tos vendetos iš karto, nesvarbu teismas, ką nuspręs, mes atkeršysim taip patys. Ne, Dievas sako, ne, yra tvarka. Tam valstybė nešioja kalaviją, kad darytų teisingumą. Aišku, jeigu valstybė atlieka savo funkcijas, čia dar kitas klausimas, kita tema. Bet kokiu atveju yra kelias išeiti iš to, iš susidariusios situacijos, iš didelės, net ir labai didelės bėdos, kuomet yra atgaila, yra atlyginimas už tą atgailą. Tai yra ta atgaila neša vaisių. Tai yra išeitis. Yra išeitis, Dievas ją mums duoda. Ir ta išeitis yra mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Jo mokyme, galų gale jis atėjo į žemę, kad atiduotų savo gyvybę už tą nusikaltėlį, žmogžudį, kuris buvo prikaltas šalia jo ant kryžiaus. Jėzus turi galią, kad ir kaip mums būtų sunku, ar mes norim keršyti, ar mūsų vaikai prisidarė kažkokiu dalyku, kur mes kažkada pražiopsojom, kažkur praleidom, mes turim kelią, gerą žinią, eiti pas Jėzų. Prašyti jo malonės, prašyti jo pagalbos, eiti pas jo žmonės, ieškoti pagalbos, ieškoti išeities, kol dar nesame įmesti į teismą. Galime žiūrėti ir iš kitos pusės. Čia žemiškai teismai teisė, teisingai, bet yra ir dangiškasis teismas. Taigi mūsų kelias yra viešpaties nusakytas savo žodyje ir jis mokina tais pavyzdžiais gyvenimo, nesvarbu prieš kiek laiko jis įvyko ir šiandien Dinos istorija yra labai skaudi, žiauri istorija, kuri duota mums, kad mes mokytumės ir vengtume tų takų, kelių, kurie veda į pinklės, kaip įvedė Sichemą, jo šeimą. Taip pat tose pinklėse, dėja, kai matysime kitą dalį skaitydami, įkliuvo ir Jokūbo vaikai Simeonas ir Levis. Amen.